Sveiki vaikai, šiandienos tema ieškome dydžio, kai žinoma jo pradinė vertė ir pokytis procentais. Gerai, vadovėlyje yra vienoks būdas parodytas ir antras, ten du būdai parodyti. Aš parodysiu tą pirmąjį būdą, kai yra proporcijos, ir parodysiu dar kitą būdą, greitesnį ir man patogesnį, nežinau kaip jums bus patogesnis ar ne, bet žiūrėsim. Gerai, turime dydį surasti, kurio pradinę vertę žinom ir pokytį procentais. Tai tarkim, aš turiu 1000 eurų ir žinau, kad jis padidėjo, tarkim, 15 procentų, plus 15 procentų. Tai vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra proporcijos būdas. Tai ką aš žinau? Aš žinau, kad šitas dydis jis buvo 100 procentų ir pridėjus 15 aš gausiu 115 procentų. Kažkas labai panašaus ir vadovėlėje yra parašyta. Tai ką aš turiu? Aš galiu, reiškia, mano galutinis šitas rezultatas turi būti 115 procentų. Buvo 100 procentų mano pradinis, pridėjau 15 procentų ir pagal logiką turėtų būti 115 procentų. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, galiu sužinoti, kiek yra 1 procentas, tai jeigu čia buvo 100 procentų, padalinės iš 100 procentų tą skaičių, aš gausiu reikšmę, tai yra 10 eurų, yra 1 procentas. Taip, aš padalinau savo skaičių iš 100 procentų, gavau 1 procento reikšmę. Tai mano 1 procentas yra 10 eurų, o 100 procentų yra 1000 eurų. Tai jeigu aš žinau 1 procentą, aš galiu sužinoti ir 115, nes man reikia tik tai padauginti 115. Tai dabar 115 dauginu iš 10 eurų, 1 procentas yra 10 eurų, o 115 procentų yra tiesiog iš 10 reikia padauginti. Mes gauname 1150 eurų. Taigi aš sužinojau, kad jeigu aš 1000, kurių turėjau, visi pinigai, kuriuos aš turėjau, tai buvo 100 procentų pinigų. Pridėjau 15 procentų, gavau 115 procentų, o tai yra šiuo atveju 1150 eurų. Gerai, čia vienas būdas, antras būdas, kaip galima daryti. Tarkim, aš turiu 80 eurų ir žinau, kad tai yra 100 procentų. Tai yra mano kišenėje guli kažkokia suma pinigų. Dabar aš noriu padidinti, tarkim, 10 procentų daugiau. Man kažkas davė 10 procentų. Ir man reikia sužinoti, kiekgi mano kišenėje tada bus pinigų, jeigu aš dar 10 procentų gavau savo kišenį. Tai dabar aš nežinau, kiek tai bus eurų, aš nežinau, bet žinau, kad tai bus 110 procentų. Todėl, kad man pridės 10 procentų, aš jau sakiau, kai pridedu tos 15 procentų, tai mano kišeniai pasidarys jau 115. Šiuo atveju mano kišeniai pasidarys 110 procentų. Teisingai? Ką aš darau? Dabar proporcijos pagalba aš suprantu, kad jeigu aš sudauginsiu šitos kryžmai skaičius, jie bus lygus tam pačiam, kaip aš sudauginsiu tos kitus kryžmai. Tai dabar aš taip ir darau. Rašau 80 kart 110 ir padalinti iš 100 procentų, padalinti iš to likusio skaičiaus, kuris yra kitoj kryžmiai, ne, va čia šitas ieškomės, ir mes kaip tik ir rasime mūsų x. Kaip tai veikia? Kaip tai veikia? Parodysiu su kitais paprastais skaičiais, po to grįšiu prie to skaičiavimo. Gerai, jeigu aš turiu, tarkim, 5 dalinti iš x, šiuo atveju matau, gerai, 5 lygų ten 10 procentų, x lygų 2 procentai, ne? Nežinau, kiek yra 2 procentai. Tai žiūrėkite, 5 kart 2 dauginu ir prilyginu 10 kart x. Tai dabar čia gaunu 10 lygų 10x. Kaip man x rasti? Aš žinau, kad man reikia 10 padalinti iš 10. Tai x bus lygu 10 padalinti iš 10 lygų 1. Radau, kad 1 yra 2 procentai nuo 5, jeigu 5 yra 10 procentų.
Gerai, kaip čia? Tai čia kaip įvyko tas dalykas? Tai tuos kryžmai esančius skaičius aš sudauginau, sudauginau kryžmai esančius skaičius ir padalinau galiausiai, šitą dešimtuką aš padalinau iš to dešimtuko, kuris buvo dauginamas iš x. Pažiūrėkite, šiuo atveju irgi aš tą patį sakiau, kad turiu šitą su šito sudauginti, bet dalinu tiesiog iš to likusio skaičiaus, kuris buvo čia. Iš to likusio skaičiaus, kuris yra prie nežinomo, prie ieškomo x. Tai dabar jeigu aš paskaičiuočiau su skaičiuotuvu, aš gaučiau 88 eurus. Tai dabar aš suprantu, kad aš padidinęs savo 80 eurų 10%, aš gausiu 88 eurus. Tai radau tą skaičių, kurio ieškojau. Paskutinis pats lengviausias būdas man skaičiuoti padidėjimą procentais yra toks, labai paprastas. Tarkim, aš turiu 20 eurų. Ir man reikia pridėti, tarkim, 20 procentų. 20 procentų tai yra 0,2. Žinom, kad visa visuma vienetas yra 100 procentų. Tai kiek yra 20 procentų? 20 procentų yra 0,2. Jeigu vienetas yra 100 procentų, tai 20 procentų yra 0,2. Aš galiu bet kokį procentą parašyti trupmeną. Prisimenat, aš jums pasakojau, kad 20 procentų, jeigu padalinsiu iš 100, aš paversiu procentų skaičiais. Gausiu 0,2. Tarkim, 15 procentų dalinu iš 100. Kiek yra 15 procentų? Yra 0,15. Čia 0,20, 0,15. Tai gerai, 37 procentus dalinsiu iš 100. Kiek aš gausiu? Aš gausiu 0,37. Štai labai paprastai procentus paverčiu į skaičius. Labai paprastai. Todėl 20 procentų aš žinau, kad tai yra 0,20. Ten 55 procentai tai yra 0,5. 99 procentai yra 0,99. Labai paprastai, tiesiog iš 100 padalinam, gaunam skaičių. Tai gerai, tai jeigu aš žinau, kad man reikia prie 20 mano eurų pridėti 20 procentų, tai kokį skaičių aš gausiu? Prie 100 procentų pridėjęs 20, aš gausiu 120 procentų. O jeigu aš noriu tai skaičiais parašyti, kas tai gaunasi? Jeigu 100 procentų yra vienetas, o 20 procentų yra 0,2, tai kokį skaičių aš gaunu? Aš gaunu 1,2. Tai man reikia šiuo atveju tiesiog 20 padauginti iš 1,2. Pridėti, taip sakant, 20 procentų, tai padauginti iš 1,2. Padauginti iš vieneto ir dar tie procentai, kuriuos aš pridedu prie to vieneto, prie tų 100 procentų. Tai padauginęs aš gausiu, kiek aš čia gaunu? 24 eurai. Parodysiu dar kartą tą patį su kitais skaičiais ir greičiau ir paprasčiau. Tai gerai, imu tarkim 30 eurų ir noriu pridėti 30 procentų tarkim. Tai aš turiu 30 padauginti jau tą pačią analogiją iš kiek? Iš 1,3. Iš 1,3. Ir ką aš gaunu? Aš gaunu 39 eurus. Labai paprastai. Nereikia jokių proporcijų, nereikia jokių 1% išskaičiavimų, nereikia jokių tokių ilgų skaičiavimų, nereikia. Tiesiog, jeigu man reikia skaičių padidinti kažkokiu procentų kiekiu, aš tą procentų tiesiog paverčiu skaičiumi. Nepamirštu, kad aš pridedu prie 100, tai tiesiog turiu iš 1, kažkiek padauginti. Gerai, o jeigu aš noriu prie 40 eurų pridėti 100 procentų, kas tada? Noriu 100 procentų, tai aš turiu padauginti iš kiek? 40 turiu padauginti iš 1 plus 1. Ne, pas mane buvo 1 plus 0,3. Todėl, kad buvo 30 procentų, o 100 procentų tai yra dar vienas vienetas. Tai reiškia, aš dauginu iš 1 plus 1, iš 2. Padauginęs iš 2 gaunu 80 eurų. Pagalvojam logiškai. Aš turiu 40 eurų ir man reikia pridėti
100%. Tai reiškia, tą pačią sumą reikia pridėti. Tai prie 40 eurų pridėjęs tą pačią sumą, kiek aš gaunu? 80. Nu, logiška. Dabar, o jeigu aš noriu prie 50 eurų pridėti 200%, tai jau aš dauginu iš 3. 50 jau dauginu iš 3. Kaip man 3 gavosi? Taigi aš turėjau savo 100% ir pridėjau dar 200%. Tai visa tai yra 300%. O 300%, jeigu aš iš 100 padalinsiu, aš gausiu 3. Trejetą gausiu. Skaičius 3 bus. Kai dalinam iš 100% procentus, gaunam skaičių. Tai dauginu iš 3, gaunu 150 eurų. Tai matote, kad gauti skaičių, žinant pradinį ir procentai, kuriais jis padidėjo, labai paprasta tai padaryti, tiesiog padauginus iš 1 plus kažkokia dalis tų procentų, ne? Labai paprasta taip skaičiuoti. Nežinau, jeigu jums patogiau, žiūrėkite, nebūtinai taip turit skaičiuoti, bet sakau, yra kelias per 1%. Sužinom, kiek yra 1% ir po to dauginam tiesiog iš tiek, kiek man reikia. Tarkim, čia, šiuo atveju, sužinojau, kad 1% yra 10 eurų ir padauginau iš 115, nes man reikėjo 115% sužinoti. Šitas būdas pats, kaip čia pasakyti, paprasčiausias, pats suprantamiausias, bet jisai, toks pats ilgiausias, galima sakyti, šitas būdas. Per 1%. Gerai, po to yra proporcija. Su proporcija šiek tiek sudėtingiau, bet yra vaikai, kurie tiesiog taip supranta ir jiems patogu ir jie taip skaičiuoja. Yra ir irgi normalus dalykas. Jis nėra irgi iš greitųjų ir nėra iš paprastųjų. Jis yra toks vidutinis. Nei labai greitas, nei labai paprastas. Vidutinis. Šitas geras, bet reikia suprasti, kaip jis veikia. O šitas būdas, jis pats greičiausias, bet reikia tiesiog suprasti, iš kur atsiranda tas 0,3, 0,2 arba kodėl iš 2 dauginam, kodėl iš 3. Bet jeigu pabandysit kelis kart taip išspręsti, pamatysite, kad tai yra pats greičiausias, paprasčiausias būdas. Va šitas būtent. Būdas, kur aš rodžiu, paskutinis. Yra paskutinis 4 būdas, kuris aprašytas vadovėlėje. Aš jo neaiškinsiu, nes jis yra labai sudėtingas, ilgas ir jis niekada nėra naudojamas. Kodėl? Todėl, kad ten yra formulė, kurią reikia prisiminti, o jūs niekada neprisiminsit tos formulės. Jūs šiandien išmoksit, po savaitės ar po mėnesio ją pamiršit. Todėl mano siūlymas ir prašymas išmokti vieną iš tų būdų, tiesiog suprasti, kaip veikia tas principas. Ir viskas, ir jį naudot, be jokių formulių, nes tos formulės nenaudojamos yra apskritai. Jos yra duotos tam, kad kažkaip pririšti tą dalyką prie sprendimo, bet realiai formulės nenaudojamos. Tikrai. Gerai, klausimas. Kaip skaičiuoti pačiu lengviausiu būdu, jeigu atpigo? Atpigo lygiai taip pat. Žiūrėk, mums paskaičiuojame 1%, ane? O po to tau sako, atpigo, kiek ten? 10% atpigo. Tai kiek tau liko procentų? Jeigu iš 100% atpigo 10, kiek liko procentų? 90, teisingai, minus 10%, man liko 90%. Tai pačiu lengviausiu būdu, jeigu tu jau apskaičiavai 1%, tai tada tik iš 90 reikia padauginti. Pačiu lengviausiu mano būdu skaičiuoti, kai yra sumažėjimas, tai lygiai taip pat, jeigu aš didinau 20% ir gaudavau 1,2, tai jeigu aš mažinu 20%, ką reikia padaryti? Iš vieneto atimti 0,2. Ir man liks 0,8. Reiškia, mano skaičių reikės dauginti iš 0,8. Gerai, va šitą būdą pabandom. Tarkim, 20 eurų aš turėjau ir man reikia 20% išminusuot, kiek aš gausiu. Tai reiškia, va šitas skaičius yra 1 minus 0,2. Tai yra 0,8. Tai man reikia 20 eurų padauginti iš 0,8 ir aš gausiu 16 eurų. Čia pats lengviausias būdas, bet reikia suprasti, kaip jis veikia. Ir viskas. Jeigu mes didinam skaičių, tai mes pliusuojam prie vienetų tą procentą kiekį ir dauginam iš to skaičių.
Kai mes mažinam skaičių, tai mes minusuojam iš vieneto tą procentų kiekį, kuris yra duotas. Ar aišku? Ar atsakiau šitą klausimą? Dar taip klausimas, taip. O ką daryti, jeigu atpigo, kaip pasidėlė, Taip. klausimas tik tai, kad su tom proporcijom. Su proporcijom lygiai taip pat gerai. Vat šitas būdas, ne? Šitas. Gerai. Žiūrėk, pas tave yra kažkokia kaina, nesvarbu, ten 60 eurų, ne? Tarkim. Tu supranti, kad tai yra pradinė kaina, jinai yra 100%. O atpigo, tarkim, 20%. Taigi tu supranti, kad tau reikia pasumažinti. Tu 100 minus 20 gauni 80%. Tai tada rašai 80% lygų x. Ir vėl proporcija pasidaro. Gali skaičiuoti. Šiam va taip. X lygų 60 kart 80. Kryžmai sudauginau, taip. Ir padalinau iš to skaičiaus laisvo, kuris liko. Taip. Iš 100 padalinau. Ir tavo atsakymas bus šiam minus 20% kem 8 eurai. Va taip. Kem 8 eurai. Paskaičiuok su skaičiuotuvu, man atrodo, kem 8, jeigu nesuklydau. Tai va, tai proporcija veikia per 1% veikia, per tai, kaip aš rodžiau, veikia. Kuris būdas patinka, tą ir naudokit. Tikrai ne... Kaip? Kem 8. Taip. Tai sakau dar kartą. Man jokio skirtumo, kaip jūs spręsit, kokiu būdu spręsit, bet jeigu jūs kuris nors iš tų būdų jums iškart, šitas man patinka, tai jį ir naudokit visą laiką. Vienintelis dalykas, priminsiu, sudarant proporcijas, mes kažkada jau kalbėjome, man atrodo, mes jau praėjome proporcijas, tai vienintelis dalykas, ką priminsiu apie proporcijas, vienintelis dalykas, kad procentai turi būti parašyti po procentais, o skaičiai turi būti parašyti po skaičiais. Negali būti kitaip. Jeigu čia parašėt skaičių procentą ir po to procentą skaičių, tai jūs negausit rezultato. Būtinai turi būti procentai po procentai, skaičiai po skaičiais. Viskas, kitaip negalima proporcijų sudaryti. Vienintelė taisyklė proporcijoms. Čia iš vis jokios taisyklės nėra. Tiesiog dalinam iš 100, gaunam 1%, o po to dauginam iš to procento, kurio mums reikia. Viskas. Jokių čia taisyklių nėra. Tiesiog sužinom 1%, sužinom viską, visus procentus. Gerai, ar turim dar klausimų? Sudėtinga tema, galbūt neaiški kažkiek, bet pasipraktikuosim ir tikrai bus viskas ok. Tikrai. Taip, ar turim klausimų? Kad su to proporcijom taip pat spręsti reikia kaip atpigo ir programą. Tai vis tiek toks, tai taip, tik tai, kad tavo tas procentas šiuo atveju jisai didėja, tu rašai proporcijai didesnį skaičių, 110 rašai, didesnį skaičių rašai, o kai mažėja proporcijai tiesiog mažesnį skaičių rašai ir viskas. Ir viskas, ta prasme, proporcija veikia taip pat, tik tai, tu aišku rašai vienu atveju mažiau, kitų daugiau ir viskas, bet šiaip veikia tas pats, taip pat veikia. Ar dar turim klausimų? Tai viskas, ačiū tada.